automatic voice message system. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 is not available. At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up or press 1 for more options. Jo. Ar pažįsti dvyliktokus? Taip. Su kuo tau asocijuojas dvyliktokai? Su katėm. Su žmonėmis? Kornelijus. Jeigu dvyliktokai būtų grybai, kokie jie būtų? Skanus. Kokios nors ūmėdės. Jie būtų raudonviršiai, nes jie yra gražūs ir juokingi. Jeigu dvyliktokai būtų metų laikai, tai koks laikas jie būtų? Manau, ruduo, nes jų labai daug kas laukia ateityje, kaip žiema. Ir tikrai daug sunkumų, bet jie tai ištvers. Kaip manai, kas sunku ir lengva būnant 12 klasiai? Sunku būti mokykloje, nes jau ilgai išbuvę yra, tai dar kažkiek būti labai, įsivaizduoju, yra sunku. Kad mokslai. Lengva, nes jauti, kad jau greit išeisi ir nebereikės čia būti. Sunkiausia buvo tikriausiai sulaukti jums 18 metų. O, ir nuo 18 metų galima pirkti energetinius, tai visą laiką būni energingas. Nereikia mėgoti. Smagiausia tai daryti pokštus mokyklai. Nu, Ar pažįstat dvyliktokus? šiek tiek pažįstu. Kaip jūs juos apibūdintumėt? Smagus, drąsus ir atviri. Nu, šitie jaunuoliai labai šmaikštus yra ir darbštus. Nu, kaip jie. Ir šiek tiek mokosi, ir šiek tiek nesimoko. Dvyliktokai yra nuoširdus, jie draugiški ir su mažesniais mokiniais. Šiek tiek draugiški. Labai faina klasė, labai išskirtinė klasė, labai vyriška klasė, labai lengvai dirbti su jais. Dauguma iš jų žmonės, kurie žino, kur eina, ką daro ir kur nori nueiti. Kartais dažnai lanko pamokas, dažnai ir nelanko, nu įvairūs. Tai man kažkaip labai paprasta su jais šnekėtis. Labai faina, tikrai. Dvyliktokai gražūs, nuostabūs, mieli, malonūs, juokingi ir labai juokingi. Koks tavo pats įsimintiniausias įvykis su dvyliktokais? Galiu, nežinau, be vardų, nesakysiu vardų, bet tas žmogus tikrai žino, kad, buvo toks, kai sakyt, nutikimas, čia paskutinis, kai sakyt, dabar tokius taigi labai prisiminti, tai kad, kaip ir žinot, kontrolinis darbas, prasideda pamoka, laukiu, žmogus turi ateiti atsiskaityti kontrolinį darbą, ateina likus 10 minučių, pradeda rašyti kontrolinį darbą, parašo, paskui pratęsia kitą pamoką, tai gaunasi kontrolinis iš 2 dalių, per 2 pamokas. Kai Martynas Stravinskas man pirmą kartą pasakė labas. Kokiu dvyliktoku norėtum būti? Oho, kaip sudėtinga. Kokie 12 yra? Turbūt visais po truputį. Aurimas. Pavyzdžiui, būti tokia kūrybiška ir meniška kaip Amber, tokia kantri ir tvirta kaip Mažvydas. Su Karinai jinai yra žiauriai kieta. Tokia gili ir laisvo mąstymo kaip Aleksandras. Rinksiu 2 dėl vieno dalyko, tai ir Artūras, ir Timotiejus, nes jie moka gitarą groti. Tai man patinka gitaros, nors nemoku groti, bet man patinka gitaros. Gera kaip Renatas. Būti ar nebūti. Tokia rami kaip Emilis. Kristupas. Dvyliktokė norėčiau būti
tokia kaip visi mano 12-okai po truputį. O jeigu apibendrinus, tai tokia įvairiapusė, kaip jie, ir dar norėčiau turėti tai, ko galbūt man trūksta, ką turi šiuolaikinis jaunimas, į viską pažvelgti su ironija. Kokį 12-oką paimtum į negyvenamąją salą? Mažvydą. Aš pasiimčiau Amber, tikriausiai Timotiejų. Martyną. Artūrą turbūt. Samą. Aleksandrą. Kodėl? Jis moka gyventi. Nes jinai juokinga yra, kiek aš su ja bendravau. Ir aš žinau, kad galbūt jinai nežino, kaip išgyventi gamtoj, bet bent jau man bus juokinga prieš mirtį. Atrodo, kad visai žino daug ir kad visai gerai sutartumėm. Kadangi manau, jūs galite nesilaikyti ilgai. Ar tu lauki būti 12-oku? Ne. 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 Kodėl? Nes prarasiu savo tėvus. Nes kuo didesnė būsiu, tuo greičiau mirsiu. Nes nenoriu būti didelė. Nes aš tada labai daug dirbu, man patinka būti 12-okui, nes ant tiek daug reikia dirbti, aš nemėgstu iš viso jokių ten matematikų dar kažko. Tik nemėgstu dirbti. Tik nurašinėti tekstus. Nes tada, jeigu lauksiu, tai tada greit mirsiu. Laukiu. Taip. 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 Nes baigsiu mokyklą ir galėsiu... turėsiu daug pinigų. Lauksiu savo gimtadienį, galėsiu pirkti dalykus. Todėl, kad tada aš greičiau pabaigsiu mokyklą ir tada man nereikės dirbti labai. Aš turėjau susirasti daug draugų ir draugausiu su jais visą laiką ir daug dalykų sužinosiu. Ką palinkėtume 12-okams? Mes 12-okams palinkėtumėm išskleisti sparnus ir skristi toli. Sklęsti po pasaulį, po nuotykius visokiausius. Linkiu jum greit pabaigti mokyklą ir ten gerai parašyti, jeigu dar kažko nesat neparašę. Ir kad viskas būtų gerai gyvenime. Meilės. Linkėčiau labiausiai, manau, įsitvirtinti Dieve, rasti džiaugsmo ir mažuose dalykuose džiaugtis ir nestresuoti per daug, nes tai nesveika. Aš noriu 12-okams palinkėti kantrybės, išminties ir visuomet klausytis šventosios dvasios vedimo. Gerai toliau kurti savo ateitį ir kad jiems viskas gyvenime išeitų gerai. 12-okams palinkėčiau nebijoti ir daryti, ką jūs norit. Kas jums atrodo, kad širdis veda, tą ir darykit. Programuoti savo smegenis teigiamai. Turėti gerus santykius ir nesusipykti su tėvais. Frazė, kuri ateina į galvą, dabar pasakysiu angliškai, don't take yourself so seriously. Visiems 12-okam linkiu sėkmės, kadangi nepažįstu nei vieno iš jūsų, tai tiesiog bendrai palinkėsiu sėkmės gyvenime ir išsikeltų tikslų pasiekimo ir kad tiesiog viskas sektųsi kuo puikiausiai. Noriu palinkėti visiems likti ištikimiems savo ir niekada gyvenime nesitenkinti tik tai tuo, ką gaunate, visada siekti maksimumo. Aš turiu galvoje ir būsimas jūsų specialybės ir žmonės, kurie bus šalia jūsų, niekada nesitenkinkite bet kuo. Stenkitės siekti maksimumo. Gerų studijų. Tikriausiai sėkmės, kai visi. Atrasti savo kelią, nepamiršti melstis, pasitikėti Dievu ir dėti kuo daugiau pastangų į tai, ką darot, nes kai patys prisidėsit, visą kitą ir Viešpats pridės. Linkėčiau, kad jie gerai baigtų egzaminus ir kad jie toliau gerai gyventų. Geros nuotaikos. Aš linkiu jums pabėgti iš Matrixo. Pabėgti iš Matrixo. Gero gyvenimo. Geros kloties. Palinkėčiau, kad iš mokyklos įsineštų geriausius prisiminimus
draugautų toliau ir su klasės draugais, kurie mokėsi kartu. Taip pat, aišku, prisimintų ir mokytojus, kurie mokė, stengiasi jiems kažkokių tai duoti ir žinių apie pasaulį ir padėti atsakyti klausimus iškylančius. Nu ir kad, aišku, pasiektų tai, ko gyvenime siekia, kokiu tikslu turi savo įsikėlę. Kokią savo dainą skirtum jiems? Skirčiau dainą Bangos plaukuose, nes tegu jie pasidžiaugia vasarą prieš įnirtingus studijų metus. Aš palauksiu, kol žvaigždės debes. Bangų saulė tubeli seklumą, kol nėra gylio, nėra baimės. Jūra vėjas ir truputį nakties. Aš palauksiu, kol žvaigždės debes. Bangų saulė tubeli seklumą, kol nėra gylio, nėra baimės. Ar lėti žingsnį ir panir, likt sausam ir nusivilt. Myli saulė, bet keliesi naktim. Aš palauksiu, tu žvaigždė patinkėt. Traukia penis, tu brendi seklumą, tu trokšti gylio, bet sukaustė baimė. Ar dėti žingsnį ir panir, likt sausam. Ką, pala. Draugužiai. Labas, kaip čia atsidūrė? Sveiki, aš jūsų noriu paklausti paskutiniam skambučiai poros klausimų. Jo. Gerai? Gerai. Tai ko jūs pasiliksit iš šitų mokyklos metų? Oi, čia reikėtų pagalvot. Oi. Ar tu? Pradėsiu. Originalių kalėdinių filmukų. Gerai. Aš tai pasiliksiu to jausmo, kai sėdė pamokoje ir žinai, kad sekanti pamoka yra langas. Ir kad eisiu namo valgyti mamos maistą. Aš taip moku. Aš irgi matematikos pamokų pasilgsiu. Tikrai pasilgsiu visų smagių išvykų, kurios ne visos smagios buvo, kai kurios tik labai smagios buvo. Ko pasilgsiu, tai lengvų klasių. Tai turbūt gerų draugų. Oi, taip, gerų draugų. Pasilgsiu aš. Ar sunkus buvo šitie 12 metų? Iki 6 klasės nepoto taip. Okay. Ar manai, kad gyvenimas po mokyklos bus lengvesnis, ar kaip tik sunkesnis? Manau, kad bus lengvesnis. Tikiuosi, kad bus lengvesnis. Kaip tavo visos emocijos po šitų 12 metų mokyklos ir kančių galbūt? Ar tau buvo kančia, ar ne? Ar džiaugies? Buvo ir kančios. Jo. Išgyveno. 2 įžymybės, 2 klasės merginos. Kaip jaučiatės po šitų 12 metų? Gerai. Normaliai? Taip, gerai net. Ko linkite mokyklai? Daug kantrybės, žinokit. Daug kantrybės, daug kantrybės. Kantrybės. Aš linkiu didžiausios sėkmės. Aš tai linkėčiau mokinio interesus iškelti virš kažkokių asmeninių interesų ir ieškoti to, kas geriausia mokiniui plačiaja prasme. O tuo pačiu kitoj pusėje taip pat mokiniui gerbti mokytojus bei vyresnius ir negalvoti, kad jie yra pasaulio bamba. Linkiu mokyklai gerėti, vien tik gerėti, nes būtų labai liūdna, jeigu mokykla, kurioje galima sakyti užaugau nukristų. Ar sunku tokioj klasiai būti tik 2 jum? Taip. Ar jaučias, kad... Taip. Jo? Kodėl? Aš daug jų bairių nesuprantu. Ok, kaip šiaip savo klasę apibūdintum? Chaotiška. Labai chaotiška. Noriu apsikrauti dėl
palaukti nakties, aš palauksiu, kol nužvaigždės. Burbuliukai. Mes šiandien filmuojam video vlogą. Tai buvo kažkada mintis, bet tada aš praleidau, kad man šis jūra buvo, tada man ten ištraukė, vis tiek. Tada galiausiai man suminti natas. Labą dieną. Aš sunkiai, bet užlipau į medį. Buvo vaizdas. Pamojokit. Jūras ir truputį nakties, aš palauksiu, kol nužvaigždės